Sveiki draugai, šiandien turim dar vieną apžvalgą ir šiandien jums papasakosiu apie Hikvision mažąjį brolį, dar kitaip vadinamą Hilux. Taigi, manau, nieko nelaukiam ir pasižiūrim, ką įdomos turim šitose dėžėse. Tai pats pirmas dalykas, ką matom ant dėžučių, kad čia yra Hilux produktai. Galbūt kažkam naujas brandas, kažkam nenaujas, bet tai yra Hikvision atskira produktų grupė. Tai iš esmės ekonominis variantas, ekonominiai produktai, lyginant su Hikvision produktais. Dažnu atveju turi plastikinius, o ne aliuminius korpusus, tačiau funkcijomis dažniausiai net neatsilieka nuo Hikvision produktų. Kadangi gamintojas fokusuojasi į ekonominę klasę, stengiasi Hilux produktus gaminti kuo mažesnė kaina, todėl dažnu atveju visą komplektą, sakykime, įrašymo įrenginį, switchą, keletą kamerų, visą tokį komplektą galima susirinkti gerokai pigiau nei, kaip pavyzdys, Hikvision komplektą. Šiandien ant stalo, kaip mato, turiu Hilux switchą, 100 megabitų, ilgo atstumo, būtent šis switchas kameras leidžia užmaitinti, naudojant PoE kabelį iki 250 metrų ilgio. Toliau turim įrašymo įrenginį, kuris yra jungiamas prie tinklo, kaupia kamerų įrašus, gali filtruoti įrašus pagal įvykius ir tuos įrašus jūs galite pasiekti pasinaudodami mobiliąją programėlę Hilux. Kameras turim skirtingų tipų, pradedant bulletais, baigiant dome ir turėt tipų kamerytėmis. Kamerų lęšiai taip pat yra skirtingi ir pačias kameras turime 2, 4 ir 8 megapikselių versijose. Mano turimos kameros turi Motion Detection 2.0, kas reiškia, kad aptinka judesį ir tik tada įrašinėja. Ir kai kurios iš šių kamerų turi Hybrid Smart Light funkciją, kas reiškia, kad kamera užfiksavus judesį įjungs papildomą pašvietimą. Taip pat kai kurios kameros turi Lifeguard funkciją, kas reiškia, kad kamera įjungia blykstę. Tai kai kurios kameros turi baltą, kai kurios turi raudoną mėlyną blykstės. Taip pat aktyvuojamas ir garsinis alarmas ir tokiu būdu galima atbaidyti įsibrovėlį. Būtent šias kameras taip pat paprasta pridėti prie mobilios programėlės, skanuojant jų QR kodą, ir tas QR kodas yra čia ant korpuso. Kameros turi plastikinį korpusą, palyginus su Hikvision kameromis yra gan lengvos, bet pačia kokybė, sakyčiau, visai nenusileidžia. Priekį turim didelį lęšį, apačioje turim ledinį pašvietimą, mikrofoną ir būtent ši kamera, kiek matau, garsiakalbio neturi. Bazė yra aliuminė, turim PoE ir maitinimą. Tai kamerą pajungti galima dviem būdais, galima duoti maitinimą ir jungti tiesiai į NVR, arba galima pasinaudoti papildomai switchu ir kamerą jungti prie tinklo ir užmaitinti tiesiai per PoE. Prie kameros taip pat gaunam hermetiškas jungtis, montavimo varžtelius, gręžimų šabloną lipduką, šešiakampį, kameros pozicijai reguliuoti ir apatiniam dangteliui nuimti ir papildomas instrukcijas ir greitą starto gidą. Taigi, nuėmus apatinį dangtelį turim reset mygtuką ir micro SD kortelės vietą ir po šiuo dangteliu taip pat turim tokią nedidelę tarpinę, kuri užtikrina, kad kamera bus atspari nuo dulkių bei vandens. Taigi, kaip ir minėjau, viskas labai paprastai yra pridedama į vieną sistemą, nuskanuojama ir viską galima matyti savo telefone vienoje programėlėje. Programėlė leidžia gyvai stebėti kamerų rodomą vaizdą, peržiūrėti įrašus ar valdyti kameras iš bet kurios pasaulio vietos. Taigi, trumpai tariant, tokios būtų Hilux mažojo Hikvision brolio kameros. Puikus variantas tiems, kas ieško ekonominio varianto savo namų, sodybos ar kokio nors kito objekto priežiūrai, stebėjimui, nes palyginus už tikrai gerą kainą galima susikomplektuoti tikrai gerą rinkinį kamerų, įrašymo įrenginį ir kokį nors tokį komutatorių, kuris leidžia sumažinti kabelių skaičių. Visus Hilux produktus turime pas save sandėliuose, viską esam pasiruošę išsiųsti, kiekvienam produktui suteikiama 2 metų gamintojo garantija, o išgirdus mūsų klientų atsiliepimus apie Hikvision įrangą, manau, galim daryti išvadą, kad kameros tarnauja daug ilgiau nei 2 metus. Taigi, manau, tokia būtų trumpa Hilux produkcijos apžvalga. Mano tikslas buvo jūs supažindinti su šią naujieną mūsų prekių asortimente. Norėdami įsigyti šiuos ir kitus mano apžvelgtus produktus, tą padaryti galite apsilankę pas mus. Nuorodą paliksiu čia. Jeigu ši apžvalga buvo bent kažkiek naudinga, nepamirškite uždėti pirštą į viršų, užsiprenumeruoti kanalą, įsijungti varpelį, tokiu būdu nepraleisti pačių naujausių produktų apžvalgų. Taip pat, jei turit klausimų, galite susisiekti su jūsų aptarnaujančiu vadybininku. Jis mielai tos klausimus atsakys. Manau, šiam kartui tiek ir pasimatom kitose apžvalgose. Ate.